Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų pabaigos. Anuo metu pasirodęs 11 Jėzus kalbėjo jiems: Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Kurie įtikės, tuos lydės ženklai. Mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir jei išgertų mirtinų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. Baigęs jiems kalbėti, Viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. O jie iškeliavę visur skelbė žodį, Viešpačiui drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie juos lydėjo. Girdėjote Viešpaties žodį. Gerbiamasis tėve, motina bažnyčia per mane prašo, kad suteiktumei sutvirtinimo sakramentą šiems čia susirinkusiems ir jo priėmimui pasiruošusiems tikintiesiems. Ar šie sutvirtinamieji žino, kokią didžią dovaną gaus per šį sakramentą ir ar tinkamai jam pasiruošė? Esu įsitikinęs, kad visi pasiruošė sutvirtinimui, klausėsi Dievo žodžio, dalyvavo bendruomenės maldoje, o taip pat atliko išpažintį. Mėly sutvirtinamieji, pasakykite čia susirinkusiai bažnyčiai, kokių malonių laukiate iš Dievo per šio sakramento priėmimą. Trokštame, kad šventoji dvasia, kurią mūsų stiprintų drąsiai liudyti tikėjimą ir gyventi pagal jį. Šiandien šeštinių iškilmėje, Viešpaties žengimo į dangų iškilmėje girdėjome skaitinį iš Evangelijos pagal Morkų pabaigos. Ir kartu pats tekstas mums sako, kad toji pabaiga toli gražu nekalba apie kažkokią tai visišką pabaigą, tai pabaiga, kuri yra pilna gyvenimo, judesio, tai pabaiga, kuri yra susijusi su misija. Jėzaus mokiniai, tai ir kiekvienas iš mūsų taip pat, esame siunčiami tą pačią misiją – skelbti Evangeliją, skelbti gerąją naujieną apie Dievo karalystę, kuri auga šiame pasaulyje, bet ne šio pasaulio gale. Auga šiame pasaulyje, bet bus atbaigta amžinybėje. Dievo karalystė auga šiame pasaulyje, bet nesusitapatina su viena konkrečia valstybe ar karalystė, apibrėžta kažkokiamis tai aiškiomis ribomis, kokios riboja šio pasaulio valstybės. Ir pirmajame skaitinėje girdėjome, kaip apaštalai Jėzaus mokiniai klausia: Viešpatie, gal šiuo metu tu atkursi Izraelio karalystę, nes jų mintyse dar yra tas lūkestis, kad bus Izraelio valstybė kaip tokia
didelė, atkurta, išlaisvinta, nes tuo metu Jėzaus žemiško gyvenimo laiku jinai buvo ir Romos imperijos okupuota, bet Jėzus dar ir dar kartą pabrėžia, kad jo misija yra kita. Jo karalystė ne iš šio pasaulio, nors skirta šiame pasaulyje gyvenantiems žmonėms, mums. Bet jo karalystė pranoksta šį pasaulį ir pranoksta tiesiog šio pasaulio valstybių ribas. Ir brangieji, mes esame pašaukti dalyvauti tos Dievo karalystės kūrime. Ne tik tai, jeigu valstybės valdyme, tai yra atsakingi žmonės, kurie turi kažkokias tai pareigas susijusias tiesiogiai su valstybės valdymu, bet ir tai, kiekvienas valstybės pilietis taip pat turi savo indėlį į tą bendrąjį gėrį, kurį visi kūrėme, ne tik tai kažkurie, kuriems patikėtos tokios visų regimos ir atsakingos pareigos. Kiekvienoje valstybėje yra svarbus žmogus, bet tuo labiau Dievo karalystėje, tuo labiau bažnyčios bendruomenėje. Ir čia tas kiekvieno žmogaus svarbumas ir reikšmingumas mums pristatomas ne tik tai, kaip sakykime, kažkokiais tai iškalbingais žodžiais, kokio nors žmogaus gero kalbėtojo, bet tai yra tiesiog mums pristatoma šita tiesa paties Dievo žodžio. Kiekvienas žmogus yra Dievo vaikas. Kiekvienas žmogus yra Dievo mylimas ir kiekvienas žmogus šiame pasaulyje turi misiją. Net jeigu jis būtų šio pasaulio akimis ir kažkoks labai nežinomas, galbūt ir labai ribotas, labai silpnas dėl savo galimybių, dėl sveikatos ir panašiai, bet gyvendamas ir darydamas tai, ką gali, tikėdamas ir pasitikėdamas Dievu, melsdamasis, aukodamas savo gyvenimo auką ir kartais tiesiog savo negalę, savo kančią, jisai vienam Dievui žinomų būdų prisideda prie tos karalystės augimo. Ir galbūt laikų pabaigoje pamatysime, su nuostaba pamatysim, kaip tie, kurių nepastebėdavom, gal nemažiau prisidėjo prie tos karalystės augimo, negu tuos, kuriuos geriau pažinojome ir kurių darbus matėme ir vertinome. Taigi tai yra mums visiems patikėta misija – auginti Dievo karalystę ir auginti ją pirmiausia savo širdyje. Auginti kaip tikėjimą, viltį, meilę, kaip atidumą Dievui ir kaip atidumą pagarbą kiekvienam žmogui. Tam, kurį sutinkame savo kasdienybėje, kuris yra arti mūsų. Taip pat ir tiems, kuriuos mums nėra lengva priimti, kuriuos sunku mylėti. Auginti Dievo karalystę širdyje, tai būtent auginti meilę, kuri apima plačiai, apima labai įvairių žmonės. Auginti Dievo karalystę širdyje ir auginti meilę, tai vėlgi nereiškia, kad būti tokiu visiškai savotiškai indiferentišku ir abejingu viskam, kas vyksta pasaulyje. Tarsi išsitrintų visi kriterijai tarp gėrio ir blogio, tarp to, kas yra šviesa ir kas yra tamsa. Ne, tai kaip tik labai aiškiai jausti, matyti ir atskirti. Visada aiškiai ir savotiškai be kompromisų rinktis gėrį, bet žvelgiant į žmogų visada matyti jame ir vieną, ir kitą. Ir nesutapatinti žmogaus su tuo blogiu, kurį kartais galbūt jame pastebime, jame matome, bet stengtis, kad tiek mumyse pačiuose, tiek ir kitame žmoguje įsiskleistų tai, kas jame yra gero, jam duotos, jam patikėtos viešpaties dovanos, jam suteikti viešpaties talentai. Visi esame skirtingi žmonės ir tas skirtingumas ir toks kiekvieno iš mūsų ribotumas kartais gali atrodyti kaip trūkumas ir tam tikrą prasme galėtume taip sakyti, bet kita vertus, man tikrai yra įstrigus tokia mintis kažkada girdėta, kad tas mūsų ribotumas kartu padaro ir taip, kad mes esame labai svarbus, nepakartojami ir tam tikrą prasme nepakeičiami, nors kartais teisingai sakoma, kad nepakeičiamų žmonių nėra, bet iš tiesų savo tuo nepakartojamu mes esame nepakeičiami.
Jeigu kiekvienas būtume visiškai vienodai tobulas, kiekvienas viską mokėtume, viską sugebėtume, visas užduotis galėtume įvykdyti, tai iš tiesų, savotiškai būtų labai lengva vieną žmogų pakeisti kitu. Nėra vieno žmogaus, tai paimi bet kurį kitą, kuris viską tą patį moka. Ir atrodytų tada to nepakartojamumo ir nebelieka, ir to tokio svarbumo ir reikšmingumo. Bet kai esame tokie skirtingi, tai iš tiesų esame tam tikrą prasme nepakeičiami. Kiekvienas iš mūsų atliekame labai unikalią misiją, tiek bendruomenės gyvenime, tiek ir tame Dievo karalystės augime. Tai kai žvelgiam į save, viešpaties meilės šviesoje, šventosios dvasios šviesoje, šventosios dvasios, kuri kaip Dievas ateina į mūsų širdis, nežvelgia kažkur tai į mus labai iš tolo, iš kažkokios tai nepasiekiamybės, bet Dievas, kuris ateina į mūsų širdis ir nori kiekviename iš mūsų gyventi kaip savo šventovėje. Dievas nėra tik tai ten, kur yra nuostabi bažnyčia, kurioje daug grožio, tai kažkoks architektūros paminklas ar panašiai. Dievas nori gyventi kiekvieno iš mūsų širdyje. Koks ribotas ir koks menkas ar paprastas žmogus besijaustum. Ir atėjęs į mūsų širdis, pirmiausia nori, kad jaustume tą, jog esame jo mylimi, esame svarbus. Ir jeigu kažkokia tai neviltis ar toks juodas liūdesys į širdį braunasi, žvelkime į viešpatį, kuris visą laiką mums sako, pasitikiu tavimi. Esi brangus, esi svarbus, esi reikalingas. Ir ieškokime, kokiu būdu galime savo misiją atlikti, kokiu būdu galime daryti tai, ką sugebame, kurti tą gėrį, kurį sugebame, ne vargindami savęs, nesibaimindami tuo, kad štai kažkas yra galbūt už mane ir išmintingesnis ir sumanesnis, nelygindami save su kitais, bet žvelgdami į kitus žmonės su tuo pačiu mylinčio Dievo žvilgsniu. Jeigu kažkas kitam labai gerai sekasi gerame, ačiū Dievui, mokykimės džiaugtis kito sėkme. Jeigu kažkas kitam nesiseka, tai tegul nebūna tas mums džiaugsmo priežastis, kad kažkam nepasisekė, dar labiau negu man. Bet gal galiu kažkuo pagelbėti, kažkuo paremti tą žmogų. Ir į save žvelgiant, dėkoju Dievui už kiekvieną, kad ir labai mažą, paprastą dalyką, kurį gerą kažką pavyksta atlikti. Tai įprasmina kiekvieną mūsų gyvenimo dieną. Viešpatie, ką šiandien galėjau gero patirti, sukurti, priimti ar kitam dovanoti, ačiū tau už tai. Tai yra svarbu. Ir atsiremkime į viešpatį, į tą, kuris yra mumyse ir kuris nori, kad mūsų širdyse tokiu būdu augtų ta viešpaties karalystė. Mumyse pirmiausia, o per mus ir toj aplinkoje, kurioje mes šiandien gyvename ir kuri mums yra patikėta. Amen.